Ofiso krepšinis. Štai visai nauja rubrika Geras FM eteryje, kuri vadinasi Ofiso krepšinės. Ir pirmas jos dalyvis tai yra mūsų šiandienos laidos VKL pristatas svečias Ignas Kalesnikas. Va, jisai pamojuos dabar jums, ar ne? Tie, kas mūsų klausot radio eteryje, aš dar kad priminsiu, kad galite labai greitai surinkti www.gerasfm.lt ir ten surasti nuorodą, kur yra video transliacija internetu. Įsijunkit, pasižiūrėkit ir pamatysit patys pirmieji tai, ko dar nebuvo. Tai yra Ofiso krepšinės. Kaip ir minėjau, sezono pabaigoje, mūsų visų laidų pabaigoje išrinksim nugalėtoją, kuris bus taikliausias, geriausias ir visoks kitoks labiausias. Ignai, tau garbė pradėti visą šitą konkursą. Taisyklės yra labai paprastos. Štai čia mes matome tokį įrenginį, kuris vadinasi Ofiso krepšys. Toks didelis, platus. Čia yra lenta, nuo kurios atsimušęs kamuolys gali įkristi, kad būtų lengviau. Čia, kad būtų geriau susikaupti, va televizoriuje matome Eurolygą, viskas kaip turi būti. Štai čia matome mūsų liniją, tai yra taurė, iš už kurios reikės mesti. Pagrindinė užduotis yra tokia, tu turi 1 minutę laiko, kai pradedi startuoti, 2 kartus aplink apibėgi štai šitą vat koloną ir tada gali mesti kamuolį. Jeigu pataikai, taškai skaitos. Jeigu ne, dėja, vėl atbėgam čia, kartojam, apibėgam ir metam. Turi lygiai minutę, ar esi pasiruošęs? Aišku. Nu kągi, Ignai, tau sėkmės, tu esi pats pirmas. 3, 2, 1 ir pradedam. Tai bėga, 2 ratai apibėgti, linija neperžengta, metimas yra. Krepšys nukrito, nieko tokio. Krepšį pataisom. 1, 2, metimas. O, nėra. 1 taškas, bėgam toliau. Labai šiandien krepšys kažkaip tai nesilaiko. Bėga, meta. Yra 2 taškas, dar turim laiko. Dar 2 ratai. 1 yra, 2 yra. Metam. 2, ne, 3. 3 taškas, Ignai, dar yra laiko. Mūsų sekundantas pasiruošęs jau skelbt finišą. Dar 1 taiklus metimas, atrodo atidirbta technika, klausyk. Bėgam, 2 ratas yra jau galva, matyt apsisuko. Va, jau nedametam, jau tvarkoj. Ir dar yra laiko. 2 ratas. Metimas yra. Nuspėsim dar. Ir taip, jau laikas. Ignai, sveikinu su debiutu. Štai dar 1 metimas, tačiau jau po laiko. Ačiū tau. 5 taškai. Jo, dabar Ignas atgal atsisuks, kad galva atsisuktų, atbėgs kelis ratus. Štai, debiutas neblogas, 5 taškai, ačiū tau, kad sudalyvavai. Ir visą tai jūs taip pat galėsite pamatyti YouTube'ės kanale arba mūsų grupėje, Facebook'e, ar ne? Koks jausmas, Ignai? Sušilau. Labai gerai. Daugiau ne krepšinio aikšteliai, ne? Pataikiau daugiau nei krepšinio aikšteliai. O šiaip galva labiau apsisuko, ar ne? Va, net užsikosėjo. Reiškia, atsakymas teisingas. Ačiū, Ignai, tavo rezultatas 5 taškai. Gerbiami klausytojai, niekur nepabėkit. Šiandien rubrika, kuri vadinasi Ofiso krepšinis baigėsi. Dabar kiekvieną savaitę bus lygiai tokia pati. Pabėkim muzikiniai pertraukėlė ir tuomet jau grįšim kiek atsikvėpę ir nusiraminę pašnekėti su Ignu ramesnėje aplinkoje. Iki kito karto. Radio stotis Geras FM. Geriausi.